pagrindinis pavyzdys, kas yra rauginimas, kas yra fermentavimas, tai man labai geras yra vis dėlto kopūstai, nes lietuviai žino, kas yra kopūstų rauginimas ir jaučia skirtumą, kai paimi kopūstą šviežią valgai, ar ne, ir kai paimi kopūstą ir suraugini. Jos skoninės savybės pasikeičia, jisai pasipildo vitamino C ir taip toliau, jau tikrai neverta sakyti ir pasakoti, kiek yra naudingų dalykų, kai jisai susifermentuoja. Va, aš atsivežiau pavyzdžiui ir vaizdo, ir pauostymo. Čia yra tas pats siauralapis gaurometis ivančiajus, jisai yra tik tai džiovintas, o čia yra fermentuotas. Taip pat kaip ir juoda ir žalia arbatos. Aišku, pirtininkam nereikia turbūt pasakoti, kad tai yra tas pats krūmas, nors kai kas labai nustemba, kad juoda ir žalia arbatos tai yra tas pats krūmas, tas pats lapas, tas pats augalas, tik tai jisai skirtingai apdoroti. Vasarą kas ta žolė, jinai, neturi to, neturi. Pasižiūrim dabar. Šiek tiek daugiau. Tai čia net nesurinkau aš vyšnių lapų, nes pas mus nei viena vyšnė neauga. Čia yra juodų serbentų irgi nėra. Gervuogės, avietės ir ivančiajus. Va, gaurometis siauralapis. Dabar mums reikės atsistoti ir visiems padėti. Taip, ten yra šiek tiek ir gauromečio. Gauromečio nieko yra, aš vakar parinkau, tai turi būti. Gauromečio yra. Labai taip, kad tai. Va, gauromečio. Va, taip, va. Avietės, taip, avietės baltas ta blogoji pusė, o gervuogės yra žalia, kaip abidvi. Nes iš tos pusės jos, galima sakyti, labai panašios yra. Bet va šitas, bet kartais būna tie lapai, taip žiūri, identiški visiškai. O va tas mes esame jau 6-7 jūs esat. Gal ir užteks po mažą stiklainėlį susigrūs, nes žinot, kas nors esat šitą raugę sūdę, rūgštynės. Prisiruoši tokį kalną, galvoju, kokį čia litrą dujim į tokį stiklainiuką sugrūti ir net nesidžiau. Dabar viduriukė dar paliekat irgi tokį skylę, dar sumaišot su anais kaimynais. Jeigu dar pastebit kokį pagaliuką, netingėkit jo išimt. Ir tada darbas yra toks. Kiek vyrų čia galima buvo 2-3 litrinius padaryti. Va, paimat gniužuliuką ir taip skalbėt. Viduriukę padarykit tokį kaip ir tuščią vietą, kur tuos paskalbtus jau sudedam, ar ne? Tai prasme, jos sutrint kažką? Jos sutrint, reikalas yra toks, jų nereikia ten sudraskyti ar kaip, bet kad jie suminkštėtų ir pasižeistų jų struktūrą. Kaip ir, net trinant jaučiasi jau tas kvapas toksai sulčių atsiranda, ar ne? Taip, dabar duodu po stiklainėlį. Nuo tyrelių pasidarysit savo kokią tyrelę. Ten viskit toliau, kiek ten dar reikia. Taip, dar reikia, ne? Va, ir dabar procesas toks. Paimat gumuliuką ir kišat su pirštukais. Kuo standžiau prikišti, nereikia iki sulčių atsiradimo kišti kaip kopūstus raugiant. Va, kam reikia galima, kadangi maži stiklainiukai, tai šitų greičiausiai nelabai ir prireikia. Bet jis vis tiek padeda prisitrombuoti geriau. Nes fermentavimui reikalingos 3 pagrindinės sąlygos. Yra šiluma, drėgmės, kad būtų, tai drėgmė yra iš pačių augalų, jie dar yra pakankamai drėgni. Ir oro nebuvimas, nes ta fermentacija vyksta beoriai erdvėj. Tai kuo geriau sudūsi, tuo mažiau deguonės tenai bus ir tuo geriau fermentuosis. Pats seniausias fermentavimo būdas, aišku, anksčiau niekas neturėdavo nei tų stiklainių, nuo tyrelių ar ne, neturėdavo tokių dalykų. Tai tiesdavo drėgną rankšluostį ir va tokį jau susuktus lapus tokius, dėdavo tą liniją ant rankšluosčio ir susukdavo tokį vyniotinį, labai labai standžiai. Susukdavo kaip palendrica, kai suvinioja,
dar suvinioja į vilnas ir kiša kur nors į pirtį, kai jau išsipirti ne visi. Kad žandžių laikyti šilčiausiai vietoj, galit nusinešti kur savo, nereikia pradaužti. Pirti reikės nešti. Ne, būtinai. Dabar, kai yra pakankamai šilta diena, tai jeigu, pavyzdžiui, palapinį labai gerai, dar į kokį miegmaišį, į kokį vilnonį daiktą susukti savo ir pasidėti taip. Bet saulės šviesos jam nereikia. Galima saulės šviesoje, bet, pavyzdžiui, jeigu čia ant atviro lauko, tai jisai taip neiššils. Ar ne? Automobilį labai gerai laikyti. Tai aš apie tai ir Taip, galvoju. vienintelis, jeigu jūs šitą laikysit, užmeskit ką nors, kad nebūtų tiesioginių saulės spindulių. Vat aš tą ir Taip. Kai tamsų stiklinį kokį nors tą kišą, tai tada nebūtinai, bet į šviesų reikėtų užmesti ką nors, bet ką, kad nebūtų tiesioginių. Va, grįšit rytoj namo, atsisukit, pauostykit. Pradėsit jausti visai kitą aromatą. Jis atsiras toksai obuolių sulčių, liktai medaus, liktai gėlių, kiekvienas kitaip, kadangi su kvapais yra labai asmeniška, ar ne? Kiekvienas turi kitų asociacijų. Va, bet tikrai pajausit, kad tas kvapas keičiasi ir jisai malonus. Išdžiovinat. Išdžiovinat kaip standartinės šitas vaistažolės, ar ne? Bet kokias pavartant, plonų sluoksnių ir pavėsi, taip, ne tiesioginių saulės spindulių, gerai vėdinamai patalpoje ir taip toliau. Ir tada, kai išdžiovinsit, gerai reikia išdžiovinti, tada skirtumas nuo visų vaistažolių, kitas reikėtų dėti į kokį popierinį maišelį arba drobinį maišelį, ar ne, ar dėžutę kartoninę. O šita arbata mėgsta būti uždara. Ir dėl to reikia labai gerai išdžiovinti.